Sveiki visi, kas prisijungia šį vakarą. Ir šiandien po ilgos pertraukos du Juliai Neverauskai, tėtis ir sūnus, abudu psichoterapeutai. Ir aš tiesiog kartais juokauju, kad tie žmonės, kurie turi geras specialybės, jų vaikai renkasi jų specialybės, tai mano visi 4 vaikai renkasi mano specialybę, arba gydytoją, arba psichologą. Tai būtent Julius J. Neverauskas, mes jį taip vadinam, kad jisai skirtusi nuo manęs, kol aš esu gyvas, taip, tai jisai pasirinko psichologo ir psichoterapeuto specialybę ir šiuo metu aktyviai ir sėkmingai dirba Lietuvoje. Taigi pasisveikinam tada. Ir šiandien mes kalbam apie labai svarbią temą, kalbam apie tai, kas mums visiems yra būdinga ir su kuo mes sudarė visi žmonės absoliučiai ir gyvenime, ir aplinkoje, ir savo darbe. Jeigu mes esame arba nesam psichoterapeutai, tai šiandien mes kalbam apie asmenybės ypatumus. Apie asmenybės galima šnekėti dienomis, savaitėmis ir mėnesiais. Ir daug dabar mes dirbam ir šiuolaikiniai psichoterapijai, daug mes skiriam asmenybėm ir jų sutrikimam po diplominėse psichoterapijos studijose, kur aš vadovauju jom, ir ten labai daug duodam visokios praktinės medžiagos, kaip dirbti su asmenybėm. Ir ten Dalius Kurlinkas daug aktyviai dirba ir kiti specialistai moko, bet šiandien mes kalbėsim praktiškai, orientuosimės į visus žmonės ir į tuos, kurie nėra specialistai, ir į tuos, kurie yra specialistai, ir paliesim įvairius asmenybės ypatumus ir per elgesio modelius. Ir Julius būtent jo pasirinko šitą temą, ir mano pirmas klausimas, Juliau, ir yra, kodėl tu pasirinkai asmenybės mūsų darbui kartu šiandien, ir kodėl tu pasirinkai būtent tą specifinį modelį per elgesio tam tikrus ypatumus, elgesio modelius pažiūrėti į mūsų asmenybės. Taip, tai asmenybė aplamai, man tai yra galbūt asmeniškai įdomiausia, ne? Ir darbe, ir aplamai, kaip ir domėjausi psichologija. Ir kas esame mes, kiekvienas. Galiu garsą truputį pažiūrėk dar kažkaip per anksto, ar kaip, kažkaip tai garsas. Aha, aiškiau dabar, pabandykim. Kas esame mes, sakei? Dabar geriau girdžiuosi? O dabar nuostabiai, aha. Nesvarbu. Taip, tai aš tiesiog minėjau, kad asmenybė tai yra, kas esame mes, iš esmės. Bet ilgą laiko dalį, tai visa psichoterapija ir psichologija orientavosi labiausiai į sutrikimą. Ne, jau kai ta jau mūsų dalis mums kiša labai koją. Ir nors dabar šiuolaikinė psichoterapija ir vis daugiau ir daugiau stengiasi nutolti nuo tų etikečių klijavimo, kas liečia asmenybę, kalbam daugiau apie ypatumus, o ne apie sutrikimus. Bet šita tema, vis dėlto, aš manau, dar yra sunkiai išvystyta ir sunkiai prieinama žmonėms. Nes mes galime kalbėti apie asmenybę iš bruožų perspektyvos, ten tas etiketės klijuoti, bet tai tik didina tą stigmatizmą, didina tokį popsą psichologijoje, psichoterapijoje ir nelabai duoda įrankių, kas būtent su tuo daryti. Tai šitą temą aš, pavyzdžiui, dirbu daugiausiai su asmenybės ypatumais, su sutrikimais ir su asmenybėm, ir aš norėjau pateikti tokį dinamiškesnį modelį, truputį čia nėra modelis, bet toks pasidalinimas būtent apie asmenybę ir kaip jį mus veikia iš praktinės perspektyvos, kaip veikia mūsų gyvenimus, ir būtent iš praktinės perspektyvos, kaip mes galėtumėm tą įtakoti, kaip galėtumėm tą keisti ir
ir realiai prisidėti prie mūsų asmenybės kaitos. Gerai, tai šiandien mes dirbsim praktiškai, aiškiai, šiandien mes dirbsim konkrečiai, bet pradėkim vis tiek nuo bazinių dalykų ir gal truputį apibūdinti, kaip mes galim matyti asmenybę žmogaus ir tada eisim prie jos kilmės, kaip jinai formuojasi ir ką su tuo daryti. Gerai? Tai asmenybė, tai asmenybė yra, kaip ir minėjau, tai yra esame mes. Mes iš esmės, tas, kas esame, mūsų visi elgesio modeliai, taip pat kaip mes žiūrime pasaulį, kaip mes matome pasaulį, mūsų pasaulėžiūra, mūsų bruožai, mūsų vidinis kompasas. Ne? Ir į tą asmenybę galime žiūrėti iš daug įvairių perspektyvų. Galime žiūrėti iš genetinės perspektyvos, nes genetika, jinai predisponuoja įvairius aspektus, asmenybės bruožus, temperamentą, pavyzdžiui. Temperamentas formuojasi realiai beveik vien tik tai genetiškai. Galima žiūrėti iš biologinės perspektyvos, kad mūsų asmenybė tai yra neuronų tinklai susiformavę ne per gyvenimą ir mus veikia. Galime žiūrėti iš psichoanalitinės perspektyvos, kur asmenybė yra iš vidinių konfliktų, kognityvinės perspektyvos, kad mūsų mintys, mūsų įsitikinimai veikia mūsų asmenybę. Schemos, jeigu žiūrim iš schemų perspektyvos, elgesio perspektyvą, kad tai mūsų elgesio modeliai. Ir visa šitą informaciją, realiai visą tai ir sudaro mūsų asmenybę. Tai realiai mokslas rodo, kad mūsų asmenybė tai nėra jau lemtis, mes tą galime įtakoti. Mes tą galime įtakoti per savo elgesį, per įgūdžių lavinimą, per mokymąsi, bet taip pat ir išorė gali mus įtakoti. Aplinka, kur mes esam, mūsų patirtis, visą tai įtakoja. Ir čia, ir šitoj transliacijoje, ir aplamai aš siūlau supaprastinti truputį tą visą, kas yra asmenybė, į tokius 3 pagrindinius aspektus. Čia, žinoma, labai supaprastinta būtų, bet tie 3 aspektai, kurie sudaro mūsų asmenybę, tai pirma yra mūsų genetika, ankstyvos patirtis, viskas, ko mes negalėjom kontroliuoti ir negalime kontroliuoti ir negalėsime kontroliuoti. Tada antra dalis yra mūsų įsitikinimai, kaip mes suvokiame save, kaip mes suvokiame savo pasaulį, savo aplinką, kitus žmonės, ant ko statom visą tai. Ir tada trečia dalis, jau vėliausia, yra mūsų elgesio modeliai, kaip mes išmokstame tuos įsitikinimus spręsti. Gerai, tai tada gal pradėkim, kaip mūsų asmenybės formuojasi ir aš tiesiog primenu tą tokią istoriją, kur aš mėgstu pasakot, kad mes esam palikuonys labai sėkmingų biologiškai žmonių, labai daug mūsų promočiučių ir prosnelių 100 000 metų, 200 000 metų gyveno ir mūsų protėviai gyveno nuo žmonijos atsiradimo istorijos, nuo pačios pradžios mūsų protėviai gyveno. Ir jie gyveno prieš 1000 metų, prieš 2000 metų ir taip toliau. Ir buvo labai stipri natūrali atranka. Ir mes genetiškai gaunam tai, kas padėjo tom visom kartom, tiem visiems žmonėm išlikti toj atšiaurioj kovoj su gamtos sąlygom ir su gyvūnais, su žvėrimis ir su vieni kitais. Tai mūsų genai lemia 40-60% mūsų psichologijos. Tai kai sakom, kad keisti galim, tai labai su dideliu tokiu klaustuku keisti tam tikrose ribose. Ir tai 40-60% lemia genai, 20-30 maždaug procentų lemia mūsų ankstyvosios patirtys iki metų ir iki 3 metų ir maždaug ten 20-30% gali būti sąmoningas mūsų darbas, kuris dabar nuliūdinsiu besiklausančius, irgi priklauso nuo mūsų asmenybės įgimtų faktorių, kaip pavyzdžiui,
kaip, pavyzdžiui, 5 didieji faktoriai, kurių mes šiandien neliesim ir juos truputį mes galbūt net ir kritikuosim, bet nuo, pavyzdžiui, atvirumo patirčiai priklauso mūsų noras ir galimybės keistis, taip. Nuo mūsų neurotiškumo irgi priklauso mūsų santykis su aplinka, irgi keitimosi galimybės. Taip, kad labai daug determinuota, bet reikšmingą dalį mes turim savo rankose. Ir nes jeigu mes netikėtumėm tuo, kad galima keisti, šiandien mūsų ir transliacijos nebūtų, ir visos psichoterapijos nebūtų, ir psichiatrijos. Galime keistis, tik tai vieni žmonės geba daryti tai daugiau, geriau, reikšmingiau, kiti žmonės mažiau ir silpniau ir mažiau reikšmingai. Taigi, dar apie genus. Aš truputį pasakysiu, kas lemia mūsų asmenybę, kas lemia mūsų psichologiją. Tai lemia du faktoriai. Iš esmės, gimdami mes gaunam smegenų neurotransmitorių sistemą, tai yra tos medžiagos, kurios perduoda nervinius impulsus. Jos iš esmės yra kelios medžiagos, tai yra serotoninas ir receptoriai visi, kurie atsakingi už mūsų emocijų reguliavimą, agresijos, impulsų reguliavimą, yra noradrenalinas arba norepinefinas, atsakingas už mūsų budrumą, streso reakcijas, ir labai svarbus neuromediatorius yra dopaminas, kuris veikia kaip atlygio sistema. Jisai motyvuoja mus veikti, kai mes gaunam atlygį. Ir aišku, paskui yra dar ten endorfinai ir kitos medžiagos, kurios irgi svarbios, bet iš esmės mes gaunam receptorių sistemą ir gaunam neuromediatorių sistemą, kurios labai lemia mūsų emocinės reakcijas ir kitas reakcijas. Dar acetilcholinas yra, bet tai vienas dalykas lemia, tai ačiū mamai ir jos pasirinktam tėčiui, jie duoda labai daug mums tos cheminės hardware, tos, dalesim, geležies kompiuterių, kur mes paskui galim įsidėti programinę įrangą, bet jie įdeda ir programinę įrangą, pradinę, tokią bazinę, per ankstyvasias patirtis. Ir gimę jie užtikrina, mūsų mama ir tėtis užtikrina iki metų ankstyvasias patirtis, kurios susietos yra su emocinė sistema, kada mes tikinam, ar mes reikšmingi šioje žemėje, ar mes mylimi šioje žemėje, ar mes galim prisirišti, nes vaikas gimsta visiškai bejėgis, absoliučiai bejėgis, jisai negali išgyventi be mamos ypatingai, be tėčio dar gali, bet be mamos negali, nes mama maitina kūdikį. Ir tada tas vaikas, jeigu mama reaguoja į jo nepasitenkinimą, diskomfortą, alkį, kažkokias tai nepatogumą, tai vaikas gauna tokią žinutę, kad jis yra mylimas ir reikšmingas šioje žemėje. Ir pas jį, dabar išgirskite, tai yra antras komponentas, prie neuromediatorių, pas jį susiformuoja neuronų tinklai, tam tikri algoritmai smegenų veikimo, kurie paskui tampa mūsų asmenybės ypatumais ir tampa mūsų veikimo algoritmais. Taip? Tai yra software, yra programinė įranga. Tai ankstyvoji programinė įranga apie buvimą vertingų, mylimų, priimamų, gebėjimą prisirišti. Ir vėlesnė programinė įranga nuo metų iki 3 metų apie gebėjimą veikti, įtakoti šitą pasaulį, daryti klaidas, mokytis ir taip toliau. Tai čia jau ir tėtis, ir mama abudu labai svarbus, kaip jie leidžia mums veikti, daryti klaidas, mokytis, kiek giria mūsų pastangas. Tai iš esmės šitie du dalykai, ką mes gaunam genetiškai, neuromediatoriai ir po to, ką gaunam per ankstyvasias patirtis, neuronų tinklai mūsų tam tikri algoritmiškai susiformavę,
jie labai didelę dalį užtikrina mūsų ir veikimo kaip asmenybių. Bet